Labas visiems sugrįžtantiems į mano kanalą, o tie, kas tik dabar mane atrado, labas, aš labai džiaugiuosi, kad mane radai. Mano kanale mes kalbame apie tikrus nusikaltimus, tad jeigu tau atrodo įdomios tokios temos, prenumeruok mano kanalą ir mes susitiksime ir kituose mano vaizdo įrašuose. Taigi, aš puikiai suprantu, kad aš buvau dingusi labai ilgą laiką iš YouTube platybių. Tai aš tikrai kurį laiką neįkėliau naujo vaizdo įrašo ir aš turiu puikiai priežastį kodėl. Tai aš pildžiau savo seną svajonę. Aš kelerius metus labai norėjau ir svajojau pradėti profesionalios vizažistės karjerą ir nusprendžiau, kad 2023 metai tai yra tie metai, kad aš turiu žengti tą pirmąjį žingsnį. Tai gruodžio 20 dieną aš baigiau profesionalaus vizažo kursus ir gavau savo diplomą. Tai labai džiaugiuosi pradėjusi šitą veiklą. Pirmą mėnesį skyriau dar praktikavimuisi ir žinių gilinimui. Tai kalbant apie tai, aš jums ekrane pateiksiu keletą savo darbo pavyzdžių. Tai jeigu kažkas norėsite ar jums reikės makiažo Vilniuje, kreipkitės, aš mielai jūs priimsiu. Tai toksai trumpas atnaujinimas apie mano gyvenimą, kas vyko mano gyvenime ir kodėl aš kurį laiką buvau dingusi, bet dabar vėl grįžtu į šitą veiklą ir vėl kursiu toliau. Aš norėjau susikoncentruoti į naujos veiklos mokymasi, tai buvo mokslai, tai dėl to aš norėjau skirti energijos daugiau tenai, tad nusprendžiau tuo metu vaizdo įrašų nekelti, kad galėčiau susikoncentruoti į tai, bet dabar aš esu pasiruošusi grįžti ir į šią veiklą ir labai jūsų pasiilgau ir tikrai mačiau visus jūsų komentarus, nors ir nekėliau vaizdo įrašų, bet tikrai buvau komentarų sekcijoje ir skaičiau, ką jūs man parašote. Tai labai smagu, kad nors ir manęs nebuvo kurį laiką, jūs vis tiek žiūrėjote mano senus vaizdo įrašus ir vis tiek komentavote mano vaizdo įrašus ir mačiau keletą komentarų, kad tikrai jūs pasigėdote manęs, tai labai smagu ir aš tai labai vertinu. Ir aš labai taip pat jūsų pasiilgau, tad nieko nelaukia, pradėkime šiandienos istoriją. Taigi, aš labai džiaugiuosi, kai jūs man pasiūlote temų komentaruose, mano sekantiems vaizdo įrašams ir aš labai stengiuosi kuo dažniau pasirinkti vaizdo įrašų temas iš jūsų pasiūlytų temų, tad drąsiai siūlykite jas toliau. Ir šiandienos temą apie Saros Boone bylą man pasiūlė prenumeratorė Karina, tai ačiū tau, Karina, labai. Kai rinkau informaciją apie šiandienos bylą, aš iš tikrųjų išgyvenau tikrus emocinius šuolius. Mano nuomonė keitėsi kardinaliai, berenkant informaciją apie šią bylą, apie tai, kas šioje byloje įvyko, apie tai, kas šioje byloje buvo agresorius ir apie tai, ar tai apskritai įvyko tyčia ar netyčia. Ir jūs greitai suprasite, kodėl aš taip dažnai keičiau savo nuomonę. Tai ši istorija prasideda 2020 m. vasario 24 dieną, kai 42 metų Sarah Boone pranešė policijos pareigūnams, kad rado savo tų pačių 42 metų vaikiną Jorge Torres negyvą ir jinai rado jį ne kur kitur, o uždarytą lagamine. Ir mes ganėtinai dažnai išgirstame nusikaltimų žiniasklaidoje istorijas, kur būna lagaminas panaudojamas nužudimo aukoms slėpti. Dažniausiai tos aukos būna sukapojamos į gabalus, kad būtų lengviau sutalpinti auką į lagaminą. Tačiau šis atvejis buvo kitoks. 42 metų Jorge Torres prieš patekdamas į lagaminą buvo gyvas ir jis nebuvo sukapotas į gabalus. Ir buvo panašu, kad Jorge praleido tame lagamine ganėtinai ilgą laiką dėl kažkokių tais priežasčių ir galiausiai užduso tame lagamine. Kas man buvo įdomu, tai kad ekspertė pakomentavo, jog lagamine žmogus uždūsta ne dėl oro trūkumo, kaip kad turbūt daugelis mūsų pagalvotų, o dėl kūno padėties. Kadangi lagaminas yra pakankamai maža erdvė ir ypač suaugusiam vyrui, jo kūno padėtis būna nenatūrali, jis būna visas susisukęs, kad galėtų į tą lagaminą įtilpti.
ir dėl tos priežasties jo plaučiai ir jo krūtinė negali pilnai išsiplėsti, taigi jisai pilnai negali įkvėpti ir iškvėpti oro. Tad galiausiai jam po truputį ima trūkti deguonies ir jisai uždūsta. Man tai skamba kaip labai žiauri ir lėta mirtis, dėl to man tikrai labai gaila Jorges, tai tikrai turėjo būti labai kankinantis procesas užbaigti savo dienas. Labiausiai man gaila, kad Jorge vaikai neteko savo tėvo, kai jisai buvo dar toks jaunas ir dar turėjo tiek gyvenimo priešakyje. Apie Jorge bendrai nėra daug žinoma. Yra tik tai žinoma, kad jis užaugo Filadelfijos mieste, po to gyveno 4 metus Masačusetse ir galiausiai atsikėlė gyventi į Floridos valstiją ir tenais ir praleido savo paskutinius metus. Pastaruosius 4 metus jisai gyveno kartu su savo mergina Sara Boone. Jie kartu nuomavosi namą West Parko miestelyje. Tai kaip ir minėjau, Jorge turėjo vaikų. Vaikai buvo ne nuo Saros, o tai buvo iš praeitų santykių, jisai buvo praeityje susituokęs. Tačiau tie santykiai nenusisekė, jie išsiskyrė, bet iš tos santuokos liko vaikai. Pasak jo merginos Saros, jisai nevartojo narkotikų, bet buvo išgeriantis ir pagal jos pasakojimus buvo galima suprasti, kad jisai buvo kiek agresyvus, galbūt linkęs į konfliktus, kadangi 2017 metais jis įsivėlė į muštynę su savo broliu ir muštynės buvo ganėtinai rimtos, kadangi po šių muštynių Jorge prireikė veido rekonstrukcijos operacijos. Pareigūnai trumpai apklausė Sarą įvykio vietoje, nusprendė įvykio vietą ir apžiūrėti. Ir jie greitai suprato, kad kadangi Sara rado lagaminą jų nuomojamajame name ir tame name niekas negyveno ir pasak Saros, jie praėjusį vakarą leido dviese, jie greitai suprato, kad tame lagamine Jorge buvo uždarytas jo paties merginos Saros Boone. Taigi, tyrėjai norėjo išsiaiškinti, kaip Jorge pateko į šitą lagaminą. Kadangi Jorge, nors ir liesas, ir ganėtinai žemas vyras, Sarai vis tiek nebūtų užtekę jėgų jį ten per prievartą įgrūsti. Nebent jinai prieš jį panaudojo kažkokį tai ginklą, kad jisai prarastų sąmonę arba jį apsvaigino. Taigi pareigūnai atvykę į įvykio vietą norėjo sužinoti pirminę versiją, kaip Jorge pateko į tą lagaminą. Ir Sara jiems paaiškino, kad praėjusią dieną jie labai gerai leido laiką ir tiesa, jie pastarąsias kelias dienas turėjo labai geras, jų santykiai labai geri buvo, jie labai gerai sutarė. O konkrečiai tą praėjusį vakarą jiedu kartu tapė, jiedu dėliojo dėlionę ir galiausiai jie nusprendė pažaisti slėpynių. Ir nežinau kaip jums, bet man atrodo ganėtinai keistas veiklų pasirinkimas kaip 42 metų žmonėms. Aš tai neteisiu, bet aš spėju, kad prie šių veiklų pasirinkimo prisidėjo 2 buteliai vyno pasidalinti tą vakarą. Ir žaidė jie tų slėpynių, kaip kad žmonės daro, pasirodo. Ir tuo metu pas juos namuose buvo ištrauktas lagaminas, kadangi pasirodo pora tą savaitgalį darė pavasarinį apsivalymą ir jie buvo atrinkę daiktų labdarai. Ir jie buvo suplanavę, kad tuos daiktus labdarai jie sudės į lagaminą ir lagamine perveš visus daiktus labdarai. Ir man tai pasirodė labai įdomus pasirinkimas. Aš turbūt sudėčiau daiktus tiesiog į maišą, su kuriuo galėčiau atiduoti visus tuos daiktus. Nes juk tu atvežęs lagamine daiktus, turėsi tada juos iškrauti iš to lagamino, nes turbūt norėsi savo lagaminą pasilikti. Bet aš čia turbūt per daug gilinausi į detalės. Taigi, lagaminas buvo ištrauktas, o jie pasak Saros jau nebeturėjo kaip ir vietų slėptis, nes jie kaip ir visas žinojo slėpimosi vietas name.
Tad jie nusprendė, kad būtų linksma, jeigu Jorge pasislėptų lagamine. Ir tada Jorge įlindo į lagaminą, o Sara jį uždarė. Ir jiems tai atrodė labai juokinga. Jie viso proceso metu juokėsi ir Jorge juokėsi ir buvo jiems labai linksma. Bet kažkuriuo metu Sara pavargo ir nusprendė nueiti prigulti ir užmigo. Ir jinai miegojo iki pat ryto ir dar pagulėjo lovoje. Tad jinai atsikėlė iš lovos tik apie 12:30, nusileido apačion, kadangi jų miegamasis buvo antrame aukšte. Taigi jinai nusileido žemyn ir jinai niekur nerado Jorges. Jinai iš karto jo pasigėdo, jinai ieškojo jo virtuvėje ir tada jinai atėjo į koridorių ir pamatė ten stovintį lagaminą ir jinai suvokė, kad Jorge greičiausiai yra vis dar tame lagamine. Ir tada jos širdis nusirito į kulnus, jinai persigando, jinai puolė į paniką, jinai atidarė lagaminą ir jinai rado Jorge visą pamelinavusi ir nebekvepuojantį. Tada jinai, žinoma, kaip ir bet kuris turbūt žmogus, supanikavo, jinai nežinojo, ką daryti ir ji pirmiausia paskambino savo buvusiam vyrui. Jinai ir jos buvęs vyras išsiskyrė vos prieš 1,5 metų, oficialiai įvyko jų skyrybos, tačiau jie iki šiol palaikė ganėtinai draugiškus santykius, jie draugiškai dalinosi savo 9 metų sūnumi Luke ir bendrai palaikė normalius santykius. Ir ji tuo panikos, streso momentu iš pradžių paskambino savo buvusiam vyrui, kurio vardas buvo Brianas. Ir tada po 5 minučių nuo šio skambučio jinai susisiekė su 911 ir ji teigia, kad 911 skambučio metu jinai visą laiką darė Jorge dirbtinį kvėpavimą. Ir primenu, kad čia buvo Saros įvykių versija. Ir aš iš pradžių, kai išgirdau ir kol dar neturėjau laiko viską suprocesuoti, visą šitą informaciją, kurią aš ką tik išgirdau, mano pirmos mintis buvo, kad man labai gaila abiejų šitų žmonių. Jorges, žinoma, gaila labiau, nes jisai prarado savo gyvybę ir labai žiauriai prarado savo gyvybę, bet aš pagalvojau, kad tai buvo 2 alkoholio padauginę žmonės, kurie kvailiojo ir dėja viskas pasibaigė liūdnomis pasiekmėmis. Bet žinoma, neilgai trukus, aš supratau, kad šioje istorijoje yra tam tikrų akivaizdžių skylių. Ir žinoma, turbūt dauguma iš jūsų jau pagalvojo apie tai ir jums taip pat kaip ir man užkliuvo ta vieta apie slėpynes. Apie tai, kad jie žaidė slėpynių ir tada jie nusprendė, kad Jorge pasislėps lagamine ir pati Sara jį ten uždarys. Ir jūs suprantat, kaip tai yra nelogiška, nes juk slėpynių esmė yra kažkam pasislėpti ir tada kitas žmogus jo ieško. Ir aš nelabai suprantu, kaip šioje situacijoje jiems būtų pavykę žaisti tas slėpynės, jeigu ieškančioji Sara jau žino, kur Jorge besislėpiantysis pasislėpė. Ir žinoma, šita vieta iš karto užkliuvo ir bylos tyrėjams. Taigi jie nusprendė, kad jiems iš karto reikia surinkti daugiau įrodymų. Ir žinoma, bylos tyrėjai šiais laikais labai didelį dėmesį skiria įrodymams esantiems telefonuose, kompiuteriuose, kadangi žmonės šiais laikais ten slepia visas savo paslaptis. Tenais tu gali sužinoti labai daug dalykų apie žmogų. Taigi jie iš karto paprašė Saros duoti savo telefoną kaip įrodymą, kad jie galėtų apieškoti jos telefoną ir galbūt geriau suprasti situaciją apie tai, kas įvyko praėjusį vakarą. Ir Sara savo norų nesipriešindama davė jiems savo telefoną ir, žinokit, neilgai trukus, jie rado 2 vaizdo įrašus iš praėjusio vakaro, kur Sara filmavo Jorge lagamine. Ir prisimenat, Sara sakė, kad
kai Jorge lipo į tą lagaminą, jinai jį uždarė, jie abu iš to juokėsi, jiems tai atrodė labai linksma situacija, bet šie vaizdo įrašai parodė kiek kitokią istoriją. Šiuose vaizdo įrašuose Jorge maldavo dėl savo gyvybės. Jis nesijuokė, jis prašė Saros jį išleisti, nes jam trūksta oro. Jisai kelis kartus pakartojo jos vardą, jis prašė jos labai švelniai ir girdėjosi, kad jam yra sunku kalbėti. Turbūt dėl deguonies trūkumo jis jau tiesiog darėsi vis silpnesnis ir jam buvo sunkiau šnekėti, bet jisai iš visų jėgų stengėsi jos prašyti, kad jinai jį išleistų. Bet jinai iš jo juokėsi ir juokėsi piktdžiugiškai. Atrodė, kad jinai supranta, jog jisai kenčia ir jinai iš jo tyčiojasi. Atrodo, kad jinai jam keršija ir Sara tose vaizdo įrašuose atrodo patvirtina tai pati savo žodžiais, kadangi jinai jam sako, kai jis prašo jos, Sara, mažutė, išleis mane, prašau, man trūksta deguonies, man trūksta oro, aš dūstu. Jinai jam atsako, kad dabar tu supranti, kaip aš jaučiuosi, kai tu mane smaugi, dabar tu supranti, kaip aš jaučiuosi, kai tu mane išdavinėjai. Ir aš paklausiusi šitų vaizdo įrašų, iš pradžių pagalvojau, galbūt iš tiesų Sara buvo moteris, prieš kurią buvo smurtaujama fiziškai, galbūt ją tikrai labai skaudino Jorge ir galbūt tai bent iš dalies paaiškintų jos šitą pyktį girdimą vaizdo įrašuose. Ir tai, kad prieš Sarą Jorge smurtavo, patvirtina ir policijos įrašai, kadangi 2020-aisiais, dar tais pačiais metais, jis buvo ką tik paleistas lygtinai už tai, kad smurtavo prieš Sarą ir jisai buvo prižiūrimas vis dar lygtinio paleidimo prižiūrėtojos. Ir dėl šios priežasties jis taip pat buvo netekęs darbo, bet nepaisant visos šitos situacijos, Sara vis tiek liko su juo ir jinai tikėjosi, kad jisai pasikeis, jinai jam padėjo finansiškai, kadangi, kaip ir minėjau, jisai nebeturėjo darbo, tad jinai tuo metu juos abu išlaikė ir stengiasi, kad jam būtų patogu ir ji teigia, kad jis keitėsi į gerąją pusę paskutiniu metu. Ir prisimenat, jinai sakė, kad pastarosios dienos jų santykiuose buvo itin geros ir ypač paskutinė diena prieš atsitinkant šiam įvykiui. Ir išgirdus apie šią situaciją, kurioje tuo metu buvo Sara, apie tai, ką jinai išgyveno, tai kad jinai išlaikė juos abu, pagalvotumėt, kad Sarai turėjo tai būti sunkus laikotarpis, kadangi, kaip ir minėjau, jinai turėjo dar ir 9 metų sūnų Luke, jinai taip pat turėjo išlaikyti ir jį. Ir iš pirmo žvilgsnio į šią bylą Jorge atrodė kaip toksinis partneris, kuris smurtavo, galbūt ir išdavinėjo Sarą, bet vis tik tai buvo ir kita medalio pusė. Pasirodo, Sara taip pat buvo smurtaujanti partnerė, kadangi 2018 metais Jorge ją apkaltino, kad jinai bandė jį smaugti ir už tai Sara turėjo praleisti kelias dienas areštinėje. Taigi policijos įrašai įrodo ne tik, kad Jorge buvo smurtaujantis, bet ir Sara. O kai tyrėjai pamatė šiuos vaizdo įrašus ir kai jie pamatė, kaip Sara piktdžiugiškai tyčiojasi iš dūstančio savo vaikino Jorges, jie suprato, kad Sarai tai visai nebuvo tik tai žaidimas. Vis tik man asmeniškai iš pradžių atrodė, kad Sara nesuvokė, kad taip rimtai viskas galėjo baigtis. Aš maniau, kad ji norėjo tik tais pamokyti Jorge, kad galbūt ji kažkaip įviliojo jį į tą lagaminą ir kai jinai jį uždarė ten ir kai pamatė, kad jisai negali iš to lagamino išlipti, jinai pirmą kartą santykiuose pasijautė fiziškai už jį stipresnė, viršesnė ir
jinai to mėgavosi ir tai girdėti yra iš tų vaizdo įrašų, kuriuos jinai nufilmavo. Aš maniau, kad tai buvo jos savotiškas kerštas jam ir kad jinai norėjo tik tais kurį laiką jį pakankinti ir nemanė, kad viskas taip baigsis. Maniau, kad alkoholis galbūt susilpnino jos loginį mąstymą ir galbūt iš tiesų ji pasijautė kiek pavargusi, nuėjo prigulti ir netyčia užmigo. Man tai, kad jinai buvo ganėtinai apsvaigusi, rodė ir tai, kad ji taip lengvai atidavė savo telefoną tyrėjams ir jinai net nebandė trinti tų vaizdo įrašų, tai galbūt jinai net pamiršo apie tuos vaizdo įrašus. Tačiau sekančią dieną, vasario 25 antradienį, bylos tyrėjai ją pasikvietė į interviu. Ir šitas interviu buvo paviešintas, tai buvo 2 valandų trukmės tardymas. Ir kai aš pamačiau šį 2 valandų tardymą, mano nuomonė apie tai, kas įvyko, kardinaliai pasikeitė. Tardytojai interviu pradėjo nuo pirminių Jorge skrodimo rezultatų. Ir šie skrodimo rezultatai parodė, kad Jorge turėjo daug sužalojimų, kurie buvo labai šviežus. Jie įvyko sekmadienį, pirmadienį, tomis dienomis, kada Jorge ir galiausiai prarado savo gyvybę. Tai pirmiausia, Jorge turėjo lūpos įplyšimą, mėlynę po akimi, taip pat jo nugara ir kaklas buvo subraižyti, jo kairys petys buvo sužalotas ir taip pat jo kakta ir galva turėjo sužalojimų, tokių lyg kažkas tai būtų jam vožęs kažkokiu sunkiu daiktu per galvą. Ir dalį šių sužalojimų Sara kaip ir turėjo paaiškinimą. Sara sakė, kad šiuos sužalojimus Jorge gavo greičiausiai dėl to, kad nukrito nuo jos sūnaus Luke dviračio. Ji pabrėžė, kad Jorge dažnai su šitu dviračiu atsitrenkdavo į medį arba atsitrenkdavo į sieną, tad nenuostabu, kad jisai turėjo tiek sužalojimų, o tie subraižymai ant kaklo ir nugaros atsirado po sekso. Taigi dėl kitų sužalojimų jinai jų negalėjo paaiškinti, bet jinai tvirtino, kad niekada nekeltų rankos prieš Jorge ir jinai tikrai jo nelietė ir prieš jį nesmurtavo. Bet mes žinome, kad tai yra netiesa, kadangi 2018 metų policijos įrašai parodo kiek kitokią istoriją ir tai, kad jinai vis tik tai kartais yra ta smurtaujanti partnerė. Toliau interviu metu tardytojai užsiminė apie tos vaizdo įrašus rastus Saros telefone ir jie paprašė kartu pažiūrėti su ją tos vaizdo įrašus ir kad Sara paaiškintų, kas vyksta tuose vaizdo įrašuose. Ir kai Sara išgirdo apie šios vaizdo įrašus, ji prašė šių vaizdo įrašų nežiūrėti, nes ji sakė, kad ir taip labai išgyvena dėl to, kas įvyko, ji ir taip nemiega naktimis, ji vemia dėl to, kas įvyko. Ir man tai buvo labai įdomios šita reakcija, nes šie vaizdo įrašai buvo rasti jos telefone. Jos vaikinas mirė praėjusią dieną. Ir jinai atsisako žiūrėti šitus vaizdo įrašus ir pasiaiškinti tardytojams, kas yra šitose vaizdo įrašuose. Tai jinai turėjo suprasti, kad bet kas yra jos telefone, turbūt netrodys gerai jos atžvilgiu, bet jinai dėl kažkokių priežasčių nenorėjo jų žiūrėti. Tai arba jinai puikiai suvokė, ką jinai padarė ir ją tiesiog graužė kaltė ir jinai norėjo išsisukti nuo šitų vaizdo įrašų žiūrėjimo, arba jinai nenorėjo padėti savo vaikino mirties tyrimui, kas irgi atrodytų blogai jos atžvilgiu. Vienu ir kitu atveju aš nelabai supratau, kodėl jinai iš pradžių bandė išsisukti nuo šitų vaizdo įrašų žiūrėjimo ir pakomentavimo tardytojams, bet tardytojai jai paaiškino, kad jeigu
tu nepasižiūrėsi su mumis šitų vaizdo įrašų ir tu nepaaiškinsi mums, kas čia įvyko, tai mes interpretuosim savaip. Teisme po to. Tai išgirdusi Sara sutiko pasižiūrėti šitus vaizdo įrašus ir kai jie žiūrėjo šitus vaizdo įrašus, tardytojai jai išsakė savo pastebėjimus. Tai visų pirma, pirmame vaizdo įraše lagaminas buvo atverstas į viršų, tai yra jis buvo tokioje padėtyje, lyg tu galėtum lengvai atsidaryti lagaminą ir susikrauti ten daiktus. Ir tame vaizdo įraše Jorge bando išspirti lagaminą, jisai bando jį atsidaryti, jisai prašo Saros pagalbos, jisai prašo, kad jį išleistų, taigi jisai negali išlipti iš šio lagamino. O buvo įdomu tai, kad Sara aiškino, kad jinai, kai uždarinėjo lagaminą, jam paliko tarpą, kad jisai galėtų išlipti iš šio lagamino. Ir jinai teigia, kad Jorge buvo iškišęs 2 pirštus pro lagaminą ir jinai užtraukė lagaminą iki jo 2 pirštų. Tačiau šiuose vaizdo įrašuose to tarpo nematyti ir nematyti, kad Jorge bando per šitą tarpą iškišti pirštus. Taigi, tyrėjų nuomonė, žinoma, Sara šioje vietoje melavo, bet turbūt labiausiai iš šitų vaizdo įrašų matyti, kad Sara norėjo pakenkti Jorgei, yra tai, kad antrame vaizdo įraše, kuris buvo nufilmuotas po 11 minučių nuo pirmo vaizdo įrašo, matyti, kad lagaminas yra apverstas atvirkščiai, tai vadinasi, lagamino dugnas yra viršuje. Taigi, tokia lagamino padėtis padarė Jorgės išsilaisvinimą iš šio lagamino praktiškai neįmanomu. Jorge tikrai ne pats apsivertė šiame lagamine, netgi buvo rastos nuotraukos ir vaizdo įrašai Saros telefone, iš kurių matyti, kaip Sara pati apverčia šitą lagaminą. Ir kai tardytojai jos paklausė, kodėl jinai apvertė šitą lagaminą, jeigu jie tik tais žaidė, tada Sara puolė į paniką, jinai pradėjo vaidinti auką, jinai pradėjo kartoti tardytojams, kad jie ją kankina, kad jai ir taip sunku, kad jinai nežino, ko jie tikisi dabar iš jos. Ir tuo momentu aš klausydama šio interviu supratau, kad Sara nebuvo vargšė moterėlė, skriaudžiama, smurtaujančio partnerio. Visiškai ne, priešingai, jinai buvo agresorė šituose santykiuose. Ir ne tik tai, jinai nekartą melavo šitame interviu, net ir tada, kai buvo akivaizdu, kad ji meluoja. Pavyzdžiui, Sara teigia, kad tą vakarą jie kartu su Jorge išgėrė tik 1 butelį vyno. Tačiau tardytojai jai paaiškino, kad įvykio vietoje jie rado 2 tuščius vyno butelius. Jinai žinoma gynėsi, kad taip pas juos namuose yra 2 tušti vyno buteliai, tačiau jie išgėrė tik 1 iš jų. Ir tardytojai tada jai paaiškino, kad jie rado čekį už šituos 2 vyno butelius. Ir abu vyno buteliai buvo įsigyti tą pačią dieną, tą sekmadienį. Taigi jie turėjo išgerti abu tos vyno butelius ir tai akivaizdu. Ir Sara vis tiek bandė išsisukti, meluoti, lyg tai būtų toks svarbus dalykas, jie išgėrė 1 vyno butelį ar 2 vyno butelius. Dar kitas melas, kuris man labai užkliuvo ir kas buvo tikrai labai akivaizdu, tai kad, pamenat, aš minėjau, kad Sara sakė tardytojams, kad ji paliko tarpą Jorgei, kai užseginėjo tą lagaminą. Tai tardytojai labai užsikabino už šitos detalės ir ypač kai matė tos 2 vaizdo įrašus ir jie niekur nematė to tarpo, apie kurį vis kalbėjo Sara. Ir jie vis spaudė ją ir klausinėjo jos, na tai kaip jisai negalėjo pats išlipti, jeigu tu jam palikai tą tarpą ir jeigu tu esi tokia įsitikinusi, kad ten tas tarpas buvo ir kad kažkokiu būdu jisai galėjo atsisekti tą lagaminą ir išlipti, kodėl jisai spardė tą lagaminą, kodėl jisai prašė tavęs, kad tu jį išleistum, jeigu jisai galėjo, kaip tu manai, paprastai taip išlipti. Ir tada Sara pati pasimetė savo meluose, nes jinai tardytojams pasakė, kad nežinau, galbūt jisai nematė to tarpo.
Tai kaip jis galėjo nematyti to tarpo, jeigu tu aiškinai tardytojams, kad jis pats iškišo 2 pirštus pro lagaminą, kai tu jį uždarinėjai ir tik dėl tos priežasties tu palikai tą tarpą ir dabar prisimeni, kad tikrai buvo ten tas tarpas. Tai kaip jis galėjo nežinoti apie tą tarpą, jeigu jis pats iškišęs buvo tuos pirštus? Aš turbūt tikrai netekau kelių nervinių ląstelių bežiūrėdama šitą interviu, o aš jį žiūrėjau 2 kartus, taip kad galit įsivaizduoti, kokį tai man poveikį turėjo. Aš neįsivaizduoju, iš kur pas šitus tardytojus tiek kantrybės, bet tikrai galiu juos pasveikinti, nes jie buvo su ją labai ramus ir labai kantrus. Aš būčiau tikrai pratrūkusi ant jos. Aš tiesiog šitą moteris, wow. Bendrai man buvo įdomu tai, kad jinai šito viso interviu metu bandė išsiginti to fakto, kad jinai buvo girta tą vakarą. Jinai vis bandė jiems įrodyti, kad jinai negeria daug, kad jinai niekada negeria iki prisigėrimo, jinai nemato tame prasmės. Bet jos buvęs vyras pareigūnams pasakė kiek kitokią versiją. Jisai paaiškino pareigūnams įvykio vietoje, kad jis tą dieną, tą pirmadienį, kai Jorge tariamai užduso lagamine, jisai skambino kelis kartus Sarai dėl to, kad buvo Saros eilė būti su Luku tą savaitę. Jinai turėjo paimti savo sūnų Luk tą dieną iš mokyklos. Taigi jisai jai skambinėjo nuo pat ryto, kad įsitikintų, jog jinai pagims savo sūnų iš mokyklos, kadangi jinai turėjo problemų su alkoholiu. Jis žinojo, kad ji gali prisigerti, pamiršti ir nebegalėti tiesiog paimti savo sūnaus iš mokyklos. Tad jisai norėjo įsitikinti, kad jinai tuo pasirūpins. Taigi jos buvęs vyras jau pasakė kitokią versiją, negu kad jinai sako. Ir taip pat pareigūnai, žinoma, apklausė ir kaimynus jų. Ir nemaža dalis kaimynų patvirtino, kad Saros namuose yra nuolat girtuokliaujama. Ir Sara būna dažnai girta. Ir kai Sara išgirdo, kad jos kaimynai apie ją tai pasakė, jinai tardymo metu pradėjo tiesioginę to žodžio prasme varyti ant savo kaimynų. Jinai sakė, kad Kim yra labai nemalonus žmogus, o jos kaimynas Elijah išvis yra nelegalas šioje šalyje. Ir netgi tardytojas paklausė jos, kuo tai yra svarbu šioje situacijoje dabar. Nes mes dabar kalbam apie tai, kad tavo vaikinas Jorge užduso lagamine, kurį tu uždarei. Ir kuo dabar yra svarbu mums žinoti, kad tavo vienas iš kaimynų yra nelegalas. Tai visiškai neaktualu dabar, kam tu mums tai sakai. Ir galima pastebėti, kad Sara dažnai tai daro šitame interviu. Jinai bando nukreipti dėmesį nuo savęs į kitus, bandydama parodyti kitus kaip blogiečius. Ji interviu metu vis pasakojo, kokie aplinkiniai yra blogi, kad Jorge darbo vadovė yra bloga, nes jinai nesirūpino savo darbuotojais, dėl to Jorge ir prarado galiausiai darbą, o jo buvusi žmona visiems skambinėjo ir prašė pinigų ir dėl to Jorge buvo pastoviai įsitempęs dėl finansinės savo situacijos ir dėl to jis pradėjo gerti, o Jorge šeima apskritai nepalaikė jų abiejų santykių, jie nemėgo Saros, bet Jorge pasirinko ją, jisai pasirinko su ją būti ir nebendrauti su savo šeima. Ir Sara buvo įsitikinusi, kad jo vaikai ir Jorgės šeima jos nekenčia ir jinai labai bijojo, ką jie jai gali padaryti, kai jie sužinos, kas nutiko Jorgei. Jinai galvojo, kad jie kaltins ją. Na, taip, Sara, jo, nes tu kalta. Sara panikavo ir kelis kartus pakartojo tiek tardymo metu, tiek įvykio vietoje pareigūnams, kad jinai bijo dėl savo gyvybės, kad Jorgės šeima su ja susidoros. Tačiau, kai žinių reporteriai paėmė interviu iš Jorgės mamos Biankos, jinai kalbėjo visiškai priešingai. Ji sakė, kad jinai nejaučia neapykantos Sarai. Jinai sakė, kad jai net gaila Saros, kad ji dėl šio įvykio turės greičiausiai praleisti didelę laiko dalį savo gyvenimo kalėjime ir jinai neteks džiaugsmo auginti savo sūnaus, kaip kad jai
teko tai patirti pačiai. Ir taip, Jorgės brolis pakomentavo žinių reporteriams, kad jisai tikisi, kad Sara sulauks teisingumo ir kad jinai gaus pačią griežčiausiai įmanomą bausmę. Ir aš manau, kad tai yra sąžininga ir normalu. Bet kalbant apie Jorgės mamą Bianką, tai aš manau, kad jinai buvo ganėtinai dosni savo reakciją, kad jinai tikras angelas, kad apskritai sugeba užjausti Sarą šitoje situacijoje. Bendrai buvo įdomu tai, kad nors ir Sara bijojo Jorgės šeimos, tariamai bijojo Jorgės šeimos, ji vis klausinėjo tardytojų, ką jie pasakys jiems, kaip tai atsilieps jai, kaip ji atrodys jų akyse, ką jie pagalvos. Taigi panašu, kad Sarai rūpėjo jos įvaizdis prieš Jorgės šeimą. Ir galbūt jai taip rūpėjo jos įvaizdis, nes ji apie save labai gerai galvojo. Ji interviu metu vis gyrėsi, kaip ji rūpinosi Jorge ir kad net jo lygtinio paleidimo prižiūrėtoja jai skambino ir jai dėkojo dėl to, kaip jinai rūpinasi Jorge. Ji gyrėsi ir savo pasiekimais. Ji sakė, kad mokykloje ji mokėsi aukščiausiais pažymiais ir kad jinai buvo pavyzdinga mama. Nors mes jau žinome, kad jos buvęs vyras Brianas galvoja kiek kitaip apie ją. Bet man vyšnaitė ant torto buvo tai, kad Sara pasakė, jog jinai visose gyvenimo srityse tiesiog viršija lūkesčius. Bendrai tai aš esu už pasitikėjimą savimi ir aukštą savivertę, bet kas taip šneka. Ir dar tokioj situacijoje. Viso interviu metu atrodė, kad Sara nesuvokė situacijos rimtumo, atrodė, kad ji nuoširdžiai galvoja, kad po šio interviu ji bus laisvas žmogus, kad ji galės tiesiog išeiti pro duris ir tęsti savo gyvenimą. Ji vienu metu net pasakė, kad, cituoju, gyventi su šitu man yra pakankama bausmė. Lyg išgirdę tai prokurorai būtų jai pasakę, jis sako, kad ją graužė sąžinė. Tai nu tiek to, tegu jinai kankinasi laisvėje, kam tie įstatymai. Ir kai ją po šito tardymo surakino antrankiais, Sara buvo nuoširdžiai nustebusi. Jinai negalėjo patikėti, kad tai vyksta. Jinai klausė, kodėl tai vyksta. Ir tardytojas jai atsakė, todėl, kad tavo vaikinas Jorge yra negyvas, o tu jį uždarei tame lagamine. Manau, labiausiai įžūlu iš jos pusės buvo tai, kad ji atvykusios ją sulaikyti pareigūnės paklausė, kokio dydžio bus jos kalėjimo celė, kadangi paskutinį kartą jai teko būti labai mažoje kalėjimo patalpoje ir jos vos neištiko panikos ataka dėl klaustrofobijos, nes tam buvo labai maža patalpa. Rimtai, Sara, o kaip tu manai, Jorgei tenais pakako vietos tame lagamine? Po to, kai Sara buvo sulaikyta, ji pakeitė net 7 advokatus ir jos teismo data buvo perkelta net 13 kartų. Ekspertė mano, kad Sara vis samdosi naujus advokatus, kadangi kiekvienas advokatas jai pasako tą pačią teismo baigtį, kad Sara bus nuteista už tai, kas čia įvyko ir jinai neturi jokios strategijos, kaip iš to išsisukti. Jai reikia pripažinti, kad jinai yra kalta. Ir Sara vis keičia advokatus, nes tikisi, kad kažkuris advokatas jai pasakys kažkokią strategiją, kažkokią versiją, kaip jinai gali dar išsisukti, nes jinai nuoširdžiai vis dar turbūt galvoja savo pasakų pasaulyje, kad jinai kažkaip gali dar išvengti tos bausmės. Šiuo metu jos teismas jau yra prasidėjęs, vos prieš kelias dienas, sausio 29 dieną jos turėjo prasidėti teismas. Tai kai šis teismas jau pasibaigs ir bus aiškiai jos bausmė, aš pasistengsiu parašyti čia komentaruose atnaujinimą apie šią bylą, bet aš manau jau jums visiems, kaip ir man, yra ganėtinai aišku, kad ji bus nubausta. Klausimas, kokią jinai bausmę gaus, bet atsižvelgiant į
tai kokios aplinkybės ir kad yra tie vaizdo įrašai, kur jinai piktavališkai ir piktdžiugiškai jį laiko tame lagamine, kai tuo momentu Jorge maldauja dėl savo gyvybės. Aš manau, kad tikrai jinai negaus labai gailestingos bausmės iš teisėjo. Na, bet pasižiūrėsime, kaip visa tai vis tik tai pasibaigs. Taigi tiek iš manęs šiandien apie šią bylą. Būtinai pakomentuokite komentaruose žemiau apie tai, ką jūs galvojate, kokie jums jausmai kilo klausantis apie šią bylą, apie tai, kaip Sara elgėsi tardymo metu. Ir kaip jūs manote, ar tikrai taip ir pasibaigs šis teismas, ar taip kaip aš, jūs galvojat, kad praktiškai jau yra garantuota, kad jinai bus nuteista. Aš būtinai paliksiu po šio vaizdo įrašo aprašymo nuorodas į tardymą ir nuorodą į tuos vaizdo įrašus, kuriuose jinai filmuoja lagaminą, kuriame yra Jorge. Tiek iš manęs šiandien, ačiū, kad žiūrėjote, spauskite šio vaizdo įrašo patinka ir dalinkite su kitais. Iki!